Nu, mažiukas. Pasiruošęs varyt. Jau atsibodo tau laukt, matau, ne? Nu, va, visi pasiruošėme, į kelią. Lagaminas sukrautas. Reik tik nepamiršti. Čia užsidaryti. Opa, lagaminai paruošti. Aš pasiruošęs. Motociklas bakas pilnas. Tatukas sėdi. Su akinukais paprengtas, viską. Tai ką, nu ką, kamera kabo. Kaip ir toj bus galima važiuoti. Jau kaip tik matau, jau oras gerėja. Sausėja asfaltas, šiltėja temperatūra. Na ir viskas. Manau, už 5 minučių turbūt ir išvažiuosim. Tai va, tiek žinių. Nežinau, pirmas išbandymas, nežinau kaip girdisi, kaip nesigirdi. Žodžiu, biški naujos technologijos pas mane. Įsigijau pagaliau DJI mikrofoną. Tai tikiuosi bus gerai. O jeigu ne, nu tai žiūrėsim, reguliuosim. Tai va kol kas pirmas blinas, žiūrėsim ar prisvilės, o šiaip ką šiaip. Šiaip kelionė prasideda. Toksai planas yra, kad iš Norvegijos... Oi, važiuojam, pakeliui, sustojom Suomijoje. Įdomi vieta. Čia kažkoks namas, daug butelių. Čia kažkokių ragų, skulptūrų visokių, su samiškais rūbais. Kiek ten visko. Gaila, kad uždaryta, va. Kiniai, closed. Ir pasižiūrėkit, kiek dviračių. Čia stovi 3. Ten kiek. Ir čia visur kiek. Ragų ir dviračių. Mybė. O dar ten dviračių. Šakų ragų. To tonai reikia ieškoti. Toto! 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 Kom! Ateik čia! Toto! Head northwest, then turn left. Toto! Ateik čia! Kur ten voliojasi? Ką čia vėl radai valgomų? Valgas kažką. Jo, čiukė. Šaltoka, 17 laipsnių, tai kažkaip vėsoka važiuoti. Nu, bet nebedaug liko, gal 2,5 valandos. Žodžiu, šaltoka. Kai išvažiavau iš namų buvo apie 16 laipsnių. Po to kai kur, gal net ne 16, 15, man atrodo, buvo laipsnių 15. Po to jau biškį pavažiavus, tik buvo 16, po to 17, po to saulutė užšildė, tai net buvo apie 19-20. Tai čia šilčiausia turbūt, kas šiandien buvo, tai 20 laipsnių.
Ir šiuo metu yra 17 ir yra tikrai vėsoka ir kai kartais dar nukrenta iki 16, čia buvau biškį kalniuką pakilęs, tai pakrito dar gal laipsnių ar 2, tai vėsoka tikrai. Ir liko, rodo, 205 km iki Rovaniemio, 2 valandas 15 minučių. Tai manau, kad iškentėsim. Nu ką, antrą kartą bandau, pirmas audio įrašas gavosi gana prastas. Dabar užsidėjau čia tą kailiuką, sustojęs buvau, gal pusę valandos googlinau, kodėl neįsijungia triukšmo mažinimas ant šito mikrofono. Tai pasirodo, šita kamera nepalaiko, duos Bluetooth'as tiksliau nepalaiko tokios funkcijos, kad galėtum atseit įrašinėti garsą per mikrofoną prijungtą su Bluetooth'u ir Then turn right onto Route 79. Turn right onto Route 79, then you will arrive at your destination. O, pagaliau Rovaniemis. Toto, šliut. Fu, pabaig. Continue straight onto Route 78, then turn right. Tutukas, palauk, tuoj atvažiuosim, mažiukas. Tuoj būsim vietoj. Turn right, then your destination will be on the right. Nu ką, pagaliau įėjom į apartamentuką ir žiūrim, ką turim. Žodžiu, vonios kambarys. O, su sauna, tvarkingai.
Reikia iš karto užkurti. Kaip čia užsikūrė ta pirtis. Čia tikriausiai, ne? Ką žinau. Gal ir užkūriau? Taip, pirtis, dušas, tualetas, svetainė, virtuvė. Blemba, kaip už 5 eurus. Tai čia tikrai neblogai, sakyčiau. Mėgamasis, ne? O, ir spinta kokia. Nu, nemaža. Jo, labai fainai. Kas čia? Čia tipo tokį dar terasą. Visa įstiklinta terasa. Vaik, tu savo, ir dar čia atsidarančiom dalim. Wow, atsidarančiais langais. Jo, čia žinau, aš tos langus jie susistumė. Aš kažkur tai Norvegijai, Bergene buvau tokiom irgi. Kur taip langai kažkaip jie atsidaro, susistumti jie turi. Kažkaip tai jo. Čia visai neblogai, man patinka. Nu jo. Kondicionierius. Nu jo. Vaizdas. Ai, miesto vaizdas. Vidiniai kiemai. Visai normaliai. Jo, nu normaliai čia. Televizorius dar nemažas. Ne taip, kai kur kitur būna. Ką to jaučiasi kaip namie? Gerai čia visai. Tu kas? Tu toks laimingas? Laimingas tatukas? Так, ну Максим šitas. Jam gal odai sukanda, ar kas jam yra? Ne, jis taip džiaugiasi. Įdomi čia jis duoda bajerio vaizdu. Nu ką, tai toks apartamentukas, ane? Wow. Wow. Fainai. Eik, čia visai ir gyvent būtų galima. Su tokia terasa. Dar terasai baldus susidėliočiau. Kad vaizdas galėtų būti geresnis pro langą. Bet šiaip tai čia labai fainai. Toks gražus. Nu ką, reikia eiti lauką, nes nerakinta. Motociklas, piniginės visas. Ten viskas palikta. Jo, reikia pažiūrėti, ar čia kažkas šyla ar ne. O, šyla, wow, geras. Bet kaip čia nei termometro, čia nieko nėra. Įdomiai tas kaip. Nu ką, gerai, reikia eiti. Tai va, toks tas apartamentėlis. Visai patenkintas. Man čia visai patinka. Laukia tatukas. Nieko neįs manim. Ai. Tatukas. Tatukas išbando naujas lovas. Kaip tau ta lova? Patinka? Tatukas, kaip lova?
Gerą lovą. Ai, platukas patinka lovai, geroj, naujoj. Ai, mašaliukas, ai. Mažiukas. Mažiukas. Patinka lova. Nauja vieta. Man čia patiktų toks langas didelis. Nu, tiek daug langų, ne? Patiktų čia tau tatukai gyventa, ne? Galėtum matyti viską, kas kieme vyksta. Ai, pirma nakties. Ir va, Suomijoje, Rovaniemyje irgi nesutemsta. Visą naktį šviesų, nors pas mane Norvegijoje truputį šviesiau, bet čia irgi va nesutemsta. Prašau, kaip viskas čia oranžiniai. Tai matai, jo. Ką, reikia žinias žiūrėti ir miegot. Rytoj vėl į kelią. Ką, tatukas? Tai va, bet ką? Užsitamsinė. Žaliuzės. Užsitraukia užuolaidą. Ir pasidaro tamsu. Ir problemos išspręstos. Nes kiti klausia, tai kaip čia miegoti tokioj šviesoj. Tai ką, paprasčiausiai užsigesini viską, užsitrauki langus ir va. Kaip naktį. Nu ką, labas rytas, pajudam iš 11 Rovaniemio 11 valandų. Jo, šiaip užtrukom, atsikėlėm apie 10 gal. Rodo, kad būsiu 8 vakare, nu tai va, reiks kažkur stabtelėt, pažiūrėt keltų vakare ir jaučiu miegosiu kelte, nes kas iš to, jeigu ir 9 išplauktumėm, 11 ten parplauktumėm į Taliną, tai Taline tektų imti viešbutį, o Taline gana brangu. Plius parkingai ir visa kita, susirasti kur tik parkuoti. O kelte tai ką, ir motociklas priparkuotas ir kajutė pasims, jeigu bus tokia galimybė. Manau, kad tikiuosi, kad bus. Tai va, tai tikėkimės viskas bus gerai, tai ką čia tikėtis. Toto! Jeigu ne, tai ką, jeigu nebus Toto! kajučių. Jaučiasi kaip namie tatukas. Norėtum čia gyventi tatukai? Pažiūrėk, koks fainas namukas. Kaip čia gražu, kaip čia fainai prie ežeriuko. Kažkur esam Suomijoje. Staptelėjom biškį. Į čia kažkokį kiemą įsukom. Bet labai gražu. Vau, čia netgi pirtis, ar kas čia duris atidarytos, čia gal žmonių yra, net nematau. Čia ir valtį jie turi. Laiptelis čia gal net ne ežeras, bet ežeras lygtais. Nes vanduo tai labai ramus atrodo, bet kaip upė. Ilgas. O. Ką tatukas, žolę valgai? Ten malkinė. Grilinė. Namelis. Nu jo, bet čia tikrai žmonės toj grįžt gali. Nes matau, čia visi laidai visokie pakrovėjai ant terasos. Nu jo, reiks važiuoti iš čia. Reiks skubėti keltą. Nu tai ką, važiuojam toliau. Vailiukas tatukas?
Nebijok, čia koks gražus saulėlydis. Tutukai. Tai kaip gražu. Va, ten Helsinkis. Goodbye Helsinki, goodbye Finland. O, tutukas, labai aukšta lova, bet kažkaip užlipa jis, ne, tutukas? Užlipa tutukas. Kažkaip užlipa, ne? Šoka. Ojoj, pavargau žiauriai. Ką tik va išsirengiau, susinešiau daiktus. Ir ką galiu papasakot, viešbutis nepigus, pačiame Talino centre. Toks vonios kambarys. Ką dar čia papasakot? Ką, televizorius? O, kondicionierių reikia įjungti. 18, gal ir gerai. Televizoriukas nedidelis, bet lova plati. Kambarys kaip kambarys. Ne. Bet va, geriausia vieta tai va čia. Žiūrėkit, kokio dydžio terasa. Oi, net nesimato. Kažkiek gal geriau matosi, ne? Naktiniam režime, bet vis tiek kažkaip nesimato tos kėdės gal. Bet čia gražus du foteliukai, staliukas. Ir va, vaizdas. Toks. Ten uostas, keltai. Laukia naujos darbo dienos. Bažnyčia. Ir čia užrašai. O, restoranėlis čia pačioj. Bet aš visko turiu, niekur neįsiu jau daugiau. Ką tutukas veikia? Guli tutukas? Džiukas? Čia kažkokia. Tai va, toks tas viešbutukas. Žodžiu, už šunį 20 eurų, pusryčiai 15 ir pats viešbutis. Žodžiu, viskas bendroj sumoj 134 eurai, man atrodo, tai šiaip nepigu, bet Talinas, pats centras, ką norėtų. Tai va, viskas, einu turbūt geriu va suomišką gėrimuką, išgersiu, nusiprausim ir turbūt eisim miegot. Ar ne, tutukas, pavargęs ir tu? Pavargęs, mažutis, viskas, labanakt, susitiksim rytoj.
Žiūrėtojas? Sėdėtojas? Važiuotojas? Keliautojas? Šaunuolis, ką tu taip? Jau Latvijai. Mes jau Latvijai, tik nedaug liko. Iki Lietuvos. Iki mano gimtinės. Someone win if winning means that someone loses. I sit and see and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my sisters need a crutch. I wanna be a human being, not a human doing. I couldn't keep that pace up if I tried. The source of my intention really isn't crime prevention. My intention is prevention of the lie. Yeah, welcome to the Scatman's world. Turn left. I'm calling out from Scatman's world. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Calling out from Scatman's world. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. I'm a scat man. I'm a scat Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reasons who would try to change the seasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Turn left. Fū, namai namučiai. Linksmakalnis. Šešlikinė tokia va įdomybė. Toks modelis įdomesnis. Su kaminėliais kažkokiais. O Toto išbėgo. Toto! Linksmas? Jei durys užrakintos, skambinkite. Jo, rezervacija.
I'm a scat man. I'm a scat Na viskas, mes pasiruošę išvažiuojam. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I know that nothing holds you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man thinks but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician using the try to cheat the reasons if they could? Stay in Ori the tu condition tokius of self-harm važiuoji. tradition and it only makes me crazy and I'm hard like you. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it better, so can you. I'm the scat man. Laiku kaip ir planuota, viskas gerai. Kaip čia pasimatėme.